Grįžtame į apvalaus stalo klubo restoraną Trakuose, kur Misis Lietuva dalyvės jau išsirinko pagrindinį karštąjį patiekalą. Kol restorano meistrai gamina išskirtinio skonio valgius, damos pakviečiamos vaišintis šaltaisiais užkandžiais. Per tokius dalykinius pietus šaltieji užkandžiai patiekiami kiekvienam svečiui, bet šį kartą mes paprašėme užkandžių stalą paruošti atskirai, tam, kad galėtume įvertinti, kaip moterys elgsis. Pamačiusios Lietuvoje dar neįprastą naujovę, stiklinėse taurelėse patiektus gurmaniškus užkandžius, pretendentės į titulą sutrinka. Joms neaišku nei kas tai yra, nei kaip visa tai valgoma. Vienos tigrinę krevetę su mangų piure bando kabinti šakute, kitos šaukšteliu. Iš tiesų viskas paprasta. Piure valgoma šaukšteliu, krevetės šiuo atveju rankomis. Visos jautėmės kaip pagautos žuvelės. Ir žiūrimos, tai tikrai juokavome, kad galima ir užspringti valgant, kai tiek kamerų žiūri, tiek žvilgsnių ir seka, ką tu netai padarysi. Dalykinių susitikimų metu jūs visada būsite stebimi, kaip jūs valgot. Taip jau yra. Pagal tai mes vertinam paskui tą savo partnerį. Jeigu baigėt valgyti, tada jūsų įrankis turi būti išimtas ir padėtas ant lėkštės. Nepaliekamas taurelėje. Ir dar ko nenorėčiau, tai jokių šnabždėsių prie stalo. Tai yra prastas tonas šnabždėtis. Alvyda dar kartą primena moteriams, kad tai dalykiniai pietūs, kurių metu privalu bendrauti visoms. Tačiau panašu, jog joms tai nerūpi. Šnabždesiai tęsiasi ir tada, kai padavėjai atneša karštą užkandį. Pamačiusios itališkus makaronus su jūros gėrybėmis, moterys tiesiog išsigąsta. Man atrodo, šitas patiekalas dar kalba. Girdžiu? O davai visos jam alergiškos? Pasimetusios moteris, kai kurios buvo piktos, kaip čia taip, kad čia atneša tai, ko galbūt nemėgstų. Paskui kojytės nurauni. Aš lietuviškai labai gražiai negaliu. Ir paskui žiūrėkit, kaip gražiai įsigaldena. Taip. Tai taip į rankas negali pažinti dar? Tai tu į dalykinį susitikimą ar į draugius? Jūros gėrybės šiuo atveju kaip tik reikėjo paimti į rankas ir išvalgyti šakute. Tokius makaronus etiketas leidžia valgyti šakute ir šaukštu, taip pat juos galima pjaustyti peiliu. Kai kurios moterys karštą užkandį bandė įveikti visais ant stalo buvusiais įrankiais. Ko aš nesitikėjau arba kas mane nustebino, tai aišku stalo manierų nežinojimas. Buvo viena iš priežasčių, kodėl jis nežinojo, ką daryti. Žinot, ir tai pietų metu išaiškėjo. Didžioji dauguma iš jų nevaikšto į restoranus. Aš nesu ta aukštuomenės dama, kur visą laiką tokiuose pietuose. Apvalaus stalo klubas tik tai mūsų prašymų jums paruošė šitą užduotį. Paprastai joks restoranas, aukšto lygio restoranas jums nepatieks tokių keblių patiekalų, kad jums reikėtų sudėtingai valgyti. Tai jeigu mane stebėtų kameros ir griežta vertintoja, aš tikrai daryčiau klaidas ir ko gero likčiau nevalgęs. Mielos damos, jūs išnaudojot kai kurios visus įrankius ten buvusius ir padavėjai turi atnešti papildomus arba turės atnešti, nes jūs nebeturit pagrindinio patiekalo. Aukšto lygio restoranuose įrankiais visada pasirūpina paslaugus padavėjai. Tačiau, kaip ir minėjome, šį kartą dalyviams paruošėme provokaciją. Įrankius pagrindiniam karštam mėsos, žuvies ar vegetariškam patiekalui pietautojos turėjo išsirinkti pačios. Ir vėl prašovė pro šalį. Žuvį kai kurios valgė mėsai skirtą šakute, mėsą užkandžių įrankiais. Kada atėjo su patiekalu išsirinkti šakutį ir peilį, tai pagal etiketą aš bandžiau pasirinkti, bet paėmė ne tą ir aišku, užkliuvo visą tai. Elementarios klaidos arba manieros, kurias mes turėtume žinoti. Tai kaip mes valgom, kaip valgydamos laikom peilį ir šakutę. Nei viena iš jų nelaikė teisingai. Etiketo žinovę suglumino ir tai, kad moterys nežinojo, kur padėti panaudotą servetėlę, kai nuo stalo pakylama tik trumpam. Daugelis jų servetėlės tiesiog padžiovė ant kėdės. Sakė ne. Nugi pasimečiau, iš tikrųjų, tai, ką žinau, visą laiką palieka mes ant kėdės, bet galvoju, o gal ne, nepasitikėjau savo jėgom. Tai ir pakabinau kaip skalbinį. Pakilot nuo stalo. Kai kurios šaunuolės kėdutę pristumėt. Kai kurios jau sudėjo taip servetėlę, tarsi pietus baigti.
bet jūs tik tai pakilot pertraukai. Kai kurios paliko servetėlę kaip skalbinius pačiotą. Dar kai kurios palikom taip ištiestą. To neturėtume daryti. Tai mes viską gražiai sulenkiam ir paliekam. Tai yra ženklas padavėjams, kad aš grįšiu. Po prabangių užkandžių ir karštųjų patiekalų restorano viešnių laukia dar vienas išbandymas – įmantrus desertas, asorti ant marmuro ir šampano kriaušių šerbetas. Paprastai šio restorano padavėjai kiekvienam svečiui skanėstų įdeda į lėkštutę. Tačiau šiandien deserto žnypliukes moterys bando įveikti pačios. Šitų pietų metu man nepavyko pasimti deserto, kadangi jis buvo toks trapus, reikėjo su tom žnyplytėm paimti ir man sutrupėjo jis. Kaip kamera filmuoja, labai keblu ir valgyti darosi, nes žinai, kad visi žiūrės ir matys, tai automatiškai jaudinės. Toks įspūdis buvo, kad kiekviena susirūpinasi savimi ir kaip jie atrodys. O tikslas yra, bendravimo tikslas yra pažinti vienas kitą. Alvyda, sakykite, ar nepadarys mūsų būsimosios misis gėdos kada nors verslo pietuose? Jūs šiandieną atlikot gerą pamoką, išlaikėte egzaminą ir linkiu kuo geriausios kloties. Tikrai turime už ką padėkoti, Alvydai, ar ne? Ačiū Jums labai už tai, kad buvote šiandien su mumis ir kad padėjote mums pažinti didelės etiketo paslaptis. Ir be abejonės už šios nuostabius pietus, už svetingumą turime padėkoti Apvalaus stalo klubui. Tai buvo nepaprastai skanu, nepaprastai gera ir elegantiška. Ačiū Jums labai. Sakoma, džiaugsmo akimirkos paukščių išskrenda, liūdnos akmenio ant širdies guli. Ponios, ateinate akimirką, jums bus liūdna, nes šiandien turite išbalsuoti 2 dalyvės. Tiksliau, turėjote, pasikeitė aplinkybės ir mes sužinojome liūdną žinią. Jūsų kolegė Ingrida Martinkėnaitė dėl sunkios ligos turi pasitraukti iš šio konkurso. Todėl šiandien atsisveikinsime su viena iš jūsų. Dar primenu, kad negalite balsuoti prieš naujokės Eriką ir Vaidą. Ir neliečiamybę vis dar turi Erika Santos. Prašau atlikti pareigą. Labai miela, labai draugiška moteris, bet manau, Misis Lietuvai reikia truputėlį daugiau. Neturiu nieko prieš, bet manau, kad šitai moteriai čia yra sunkiausia. Tiesiog manau, kad šis žmogus negali atstovauti Lietuvai. Aš pastebėjau, kad tam tikrose vietose, galbūt ne vietose, buvo pasakytos tam tikros replikos. Ir tos replikos labai pasako apie žmogų. Manau, kad Misis Lietuva neturėtų taip šnekėti, jinai turėtų galvoti, ką šneka. На вкус и цвет товарища нет, kaip sako rusai, ar ne? Ir tipažas, aš manau, jeigu jisai kažkam netinka, tuo jis yra ir geras, kad jis netinka visiems nepatinka. Mano niekad neturėjau tokios svajonės patikti ir įtikti visiems, tikrai ne. Noriu būti savimi, noriu būti išskirtinė. Nieko blogo nesakysim, mažai bendraujam. Toks mano pasirinkimas, nes prieš kitas labai sunku balsuoti. Dar nauja, aš prie jos dar taip neprisirišau, vis tiek. Aš žmogus toks, aš negaliu šaltai žaisti. Taip, man apmaudu. Man apmaudu. Aš atėjau ne nuo pradžios, aš atėjau į vidurį žaidimo. Ir tos dalyvės, kurios eina nuo pradžios, jos kažkodėl galvoja, kad turi teisę, taip sakant, ir pabaigti. Manau, jis savo tiksliau pasiekė. Galbūt ta moteris pavydi man, mes nesupratės? Gali būti ir taip. Užtat man visiškai vienodai. Kas ką apie mane galvoja. Mano tikslas tikrai nėra plastinė operacija. Mano tikslas yra biški daugiau negu plastinė operacija. Aš kol kas to tikslo nepasiekiau.